Taip, Egmontai, ar žiauriai užsiėmė jūs dabar su tuo pasiruošimu Eurovizijai? Kaip tempai pas jūs? Tempai dideli, dabar kaip tik pataikė tuo momentu, kai rašau, užbaiginėjau scenarijų rašyti ir tiesiog, tikrai dabar pakankamai didelį įtampą, bet komanda pakankamai darniai dirba, nuotaikos labai geros ir manau, kad rezultatas bus irgi kiek įmanoma iš mūsų pusės. Mūsų komandos atstovauja būtent vaizdinę dalį, tai pas mus viskas yra gerai. Šiais metais vaizdinis būtent tas įgyvenimas Eurovizijos ir iš tikrųjų yra pakankamai aukšto lygio. Galiu drąsiai teikti, kad galima sakyti aukščiausio, kiek buvo iki šiol Eurovizijų. Ir noriu tavęs paklausti, būtent kas tokio įspūdingo bus per finalą ir kuom finalas skirsis nuo atrankinių turų, nuo 4 pusfinalių, kurie buvo prieš tai. Manau, atrankiniai turai buvo vis tiek dar tik tai susipažinimas su kiekvienu dalyviu, su jų komanda, su jų prodiuseriais. Tai buvo kaip ir didžioji tokia, galima sakyti, repeticija kiekvieno pasirodymo. Dabar būtent visos dalis, tai yra LED ekranai, tematiniai LED ekranai yra sumontuoti kaip videoklipai prie kiekvienos dainos. Tas, kas pagal kiekvieno prodiuserio pageidavimą būtų jiems artimiausia. Žinoma, šviesų koncepcija būtų aiškesnė, nes jau visus žinom dalyvius ir jų pageidavimus irgi žinom. Pradžioje laidos darysim tokį mini paradą kiekvieno dalyvio, tai yra galės žiūrovai pamatyti jų aprangą, jų šukuosenas, prisiminti pagaliau kiekvieną dalyvį, tai bus toksai pristatymas kiekvieno, reiškia, atlikėjo kiekvienos grupės. Pabaigoje mes turim 3 svečius Eurovizijoje, tai yra prancūzė Angun, kuri jau yra nugalėtoja Prancūzijoje. 6 metų dalyviai, taip? Taip, ir dalyvaus Eurovizijoje Azerbaidžane. Taip pat iš Maltos svečiai ir iš Ukrainos, kur tarp lentelių ir tarp balsavimų žiūrovai galės pasižiūrėti, kokie mūsų bus konkurentai būtent jau Azerbaidžane Eurovizijoje. Iš šių šalių, daugiau tai, aš nežinau, bent jau aš tai laukiu ir tikrai linkiu kiekvienam atlikėjui, kiekvienam dalyviui sėkmės ir tikime, kad nenuvilsime bent jau vaizdiniai išraiška šviesom, LED ekranais scena ir įdomių scenarijų žiūrovų. Ar labiau lauki pačio to reginio, pačio finalo, ar kad pagaliau viskas baigtųsi? Ir taip. Iš darbo pusės, žinoma, mes visi laukiam, begalė žmonių dirba prie šito projekto ir laukiam atodusio, o šiaip tai, dar viskas prieš akis ir tas, kas laimės, žinoma, didelę atsakomybę pasiims už visą Lietuvą, taip kad, manau, čia pakankamai rimta atsakomybė yra. Tai po to, dar pamiršau pasakyti, kad suteiks garbę mums naujas nesenai atvykęs į Lietuvą Azerbaidžano ambasadorius Lietuvoje. Ir būtent Azerbaidžano ambasadorius Lietuvoje teiks tą lemiamą voką atplės, kuriame bus būtent ta pavardė ar grupės pavadinimas, kuri ir vyks į saulėtą ir šiltą Azerbaidžaną. Bus pristatytas pats naujausias filmas Azerbaidžano, ten 3 minučių, kaip miestas, kokia jų istorija, kaip atrodo miestas ir kaip galbūt atrodys ateityje. Tikrai Azerbaidžane bet ten teko lankytis ilgą laiką, jau 4 metus puikiai pažįstu šią šalį ir tikrai labai džiaugiuosi, kad būtent joje vyksta ir manau, kad tikrai šita šalis nenuvils nei žiūrovo visam pasaulyje, tie, kurie žiūrės Euroviziją, ir manau, kad ir Lietuva bus pagerbta, nes pats galiu pasakyti, kad tikrai man buvo ten gera, šilta ir malonu gyventi ir dirbti. Gerai, ir dar labai trumpai pabaigai, visiškai nešališkai, gali nieko neminėti, tiesiog ar netemdo jūsų visų darbinės nuotaikos įvairūs skandaliukai vis spaudoje iškylantis ten dėl visokių kopijavimų ir taip toliau?
Man iš tikrųjų visą laiką konfliktinės situacijos ir vienas ant kitų kažkaip tai bandymas kažkaip tai sukompromituoti, tai yra, manau, nemalonus dalykas ir man asmeniškai Montvydo pasirodymas yra įdomus. Jis kaip atlikėjas ir kaip talentas tikrai yra išskirtinis žmogus Lietuvoje ir man teko su juo ne vieną kartą ir bendrauti ir aš jį stebiu jau ilgą laiką ir tikrai tai yra talentingas žmogus. Na, bet, Egmontai, aš tave pertrauksiu, nebūtinai Montvydas. Apskritai, kaip Eurovizija, taip visi tie kopijavimai, lyg tai kažkas ant kažko varo, kažkaip ką. Ar jums netrukdo darbo, tokie visokie mąstyti, ar praleisti, ar ne? Jo, mes čia jau visi akmenys krenta į mūsų kompozitorių daržus ir iš tikrųjų mes turim Lietuvoje labai menką pasirinkimą kompozitoriuose ir būtent toj kūrybinėje erdvėje mes turim labai mažai tų žmonių, kurie gali sukurti ir kurie kuria. Taip kad ta problema jinai yra pakankamai aktuali ir į ateitį žiūrint, tai manau, kad Lietuvai reikėtų prasiplėsti, reiškia, kompozitorių erdvėje, galbūt užsienyje daugiau ir taip toliau, nes čia tai tikrai yra tas skurdžiausias momentas matyt.